Įprastai gero vėjo linkima buriuotojams. Tačiau vakar jau 3 metus vykusio Aitvarų festivalio dalyviams palankaus vėjo reikėjo ne mažiau. Nei jūros bangas tandemu su vėju, skruodžiantiems laivavedžiams. Baltijos krantas Aitvarus pasitiko su ypatingu svetingumu. Tad Klaipėdos Aitvarų festivalio vėjai metu į dangų pakilo ne 100 aitvarų. Dauguma jų buvo sukurti festivalio metu, vykusiose dirbtuvėse, kuriuose dalyviai patys gamino ir dekoravo savo aitvarus. Tokių čia gimė per 500 vienetų. Taip pat buvo pristatytas bendruomenės sukurtas 52 kvadratinių metrų dydžio aitvaras vėliava Pagaunam vėją, simbolizuojantis miesto bendrystę ir darną su gamta. Šis festivalis ne tik suteikia džiaugsmo dalyviams, bet ir pabrėžia bendruomeniškumo, kūrybiškumo ir žaliąją energetiką skatinančias vertybės. Gal todėl Velniaragės paplūdimys, nors ir apniukusi, tačiau vėjuota, gerąja prasme, šeštadienio popietę, užsipildė lankytojais nemažiau gausiai nei karščiausią vasaros dieną. O ir iš tiesų šis renginys primena, jog smarkus pajūrio vėjai mums jau atpūtė ilgai lauktą vasarą, su kuo jūs ir sveikiname. Tad tegul šis nuostabus metų laikas netampa tik dar vienu kalendorijoje plėšomų lapelių simboliu, bet ir atneša jums naujų įspūdžių, kaip tą gausybę skrajojančių spalvingų aitvarų virš auksinių Klaipėdos kopų. Ir primename, jog prie šių įspūdžių stengsimės prisidėti ir mes. Tad būkite kartu su Klaipėda TV.